buvo 1995 metai ir būtent šitoj aikštėj įvyko pirmasis futbolo turnyras. Kernavės tauriai laimėti. Pernai aš žaidėm 20. Ir mano maža viltis buvo, kad galbūt prasitęs. Ir ta viltis išsipildė. Aš dėkoju Robertui ir dėkoju Slavai, kurie padarė šitą pratęsimą. O grįžtant į tuos metus, tai žinokit, kad jūsų turnyre šiandien stebėjo 2 veteranai, kurie laimėjo 1995 metais pirmąją taurę. Tada laimėjo Vilniaus archeologų komanda Sostinė. Ir yra 2 žaidėjai šalia jūsų, tai Aleksas Luktanas ir kukliai stovintis su savo mylima žmona Laura Linas Girlevičius. Sunkus buvo laikai, pirmoji taurė buvo tiesiog krištolinė vazelė, medaliai buvo šokoladiniai su Vytauto atvaizdu. Bet gavom, fotografavomės, buvom laimingi ir niekas nesitikėjo, net aš pati nesitikėjau, kad 20 metų tai tęsis. Vyrai, ačiū Jums, kad pratęsėt šitą tradiciją ir įvyko 21-asis. Prisiminkim pernai metus. Mums teisėjavo daug metų 2 profesionalūs teisėjai, Mečislovas ir Juozas. Pernai Juozą pakeitė ir ne pirmą kartą jo sūnus Paulius, bet atsitiko taip gyvenime, kad jis prieš porą mėnesių išėjo į Anapilį. Todėl prašau pagerbti jo atminimą tylos minutę. Ačiū. Dabar aš suteikiu žodį Robertui arba Slavai, nežinau, čia jie pagrindiniai. Mes norėdami padėkoti Daivai už ilgametį šitą turnyrą, už šitas tradicijas, už tai žmogus visą laiką ateina, pasitikė. Ačiū Jums labai, ačiū. Va, prašom kamaliukas, čia visų mūsų parašai, palinkėjimai, su Luktanu galėsit vakare. Ačiū, ačiū, ačiū mėlėjai. Luktanai, Jums taip pat, Jums taip pat. Viltim pažinėjau tą kamuolį ir pagalvoju, mano dantis dar aštrus, nors man jau 9 metai eina. Komanda eiliškumą arba šitą dėlį. Tai gerai, tada man sakyt, ar tu sakyt? Tai 8 vietą užėmė Medžiukų šviesa. Bet tai pirma ar ne pirma, aš neatsimenu, bet tai Medžiukų šviesa. Ar yra atstovas? Padaryk va taip. Iki ačiū. Ir arbūzą ant galvos. Palauk. Opa! Partininkas. 7 vietą jungtinė komanda Airenai Geisiškės. Nu į ką? Prašom. 6 vietą, kaip sakė turnyrų debiutantai, Pabaiskas. Valio, Pabaiskai! Lankom kitais metais. Mūšis, kuris nugali! 6. Valio! Vertėje laukti. Tai ne. Antra komanda. Dūkščio
Žiūrės, kaip išsiplėtė dvi komandas. Ačiū. Dėkuoju. Ačiū. Robert, dėkuoju. Ketvirtą vietą užėmė Onyxų komanda. Onyxas, kaip feniksas, jie dingsta ir vėl atsiranda. Aš dar minutėlį. Pradėsiu to laukti. Atsiprašau, minutėlį. Čia, kai Daiva minėjo dėl teisėjo pas Onyxo komandai, irgi atsitiko tokia tragedija, kad žiemą numirė ir organizatorius, ir įkūrėjas klubo Onyxas, ir ilgametis, ir čia žaidėjas Eugenijus Vižbickis. Tai tiesiog aš irgi prašyčiau tylos minutę pagerbti jo atminimą. Ačiū labai, iš tikrųjų mes greičiausiai turbūt šiandien nebūtume čia, jeigu ne Eugenijus. Nes jisai buvo šio turnyro sirgalius, fanas ir kaimynas. Ir mes labai norėjom laimėti šiandien medalį, nepavyko, bet turbūt dėl to dalyvausim kitame. Onyxas kaip feniksas. Medalis, gal jūs įteiksit, Daiva, medalius? Jo, Daiva, tu gal... Patirtis didė 20 metų įtikinėjo, tai galima jau. Ar kiekvieną? Ne, visiems reikia, visiems. Mes niekur neskubam. Komandų buvo mažiau, mes Ar bendrai tik pateis, neskaitysi pavardžių? Trečią vietą užėmė šeimininkai Kernavės Žvaigždės. Po vieną. Patavinėkit medalį. Gintai, vyresnė malus. Keturi, pučika. Šampaną nugalėtum. Paim, kas pristatė. Va, kas paėmė. Va. Kiek 8? 9. Trečią vietą, va, yra. Daiva. 9, va. Paplojam bronzos laimėtoją. Antrą vietą užėmė po atkaklios kovos ir po 11 metrų, tiksliau 9, tai Dūkštų pirmoji komanda. Drąsiau, vyrai, drąsiau. Ačiū. Prašom, va taip ratuką prasukit, va čia va. Prašom. Man didelė garbė jums. Dar 4. Kernavė laiko, Kernavė. Ačiū. Man gali nekad. 3-6. Man irgi gal. Ir Robertui! Valio! Pirmą vietą užėmė nuolatiniai dalyviai sporto klubas Atomas. Kurčiatovai maldas kalbėti. Atomų šampanas. Šampanas, va. Im, tadėlę šausim. Davai. Daiva išlaiko tradicijas. Lustanai šampaną. Taurė. Šampanas. Petačiokas. Klausyk, taurį dabar irgi teiksim. Kapitonui, po to jau Kapitonui iškvieskit jūs. Kaip sausai? Viršininkas padėjo, ne? Malonu. Tai vienu. Ačiū.
Kapitonas taurę paėmė. Kapitonas taurė. A kur kapitonas? Kapitonui taurė. Kapitonui taurė. Ir kapitonui taurė. Kapitonui taurė. Prizai, ne? Specprizai. Dar palaukit. Norim dabar taip. Geriausiai vartininkų visos komandos pasakė, kad labiausiai saugas vartus buvo, tai Davidas Kavaliūnas. Sakė, tu gražus. rezultatyviausias žaidėjas Mantas Gasiūnas, Atomas. Ačiū.